13 užduotis ir pačioje pradžioje prašo užrašyti funkcijos apibrėžimo sritį. Na, mes žinome, kad traukdami šaknį iš skaičiaus tikimės, kad tas skaičius yra didesnis arba lygus už 0. Kitaip šaknies ištraukti negalim. Vadinasi, mes privalome pareikalauti, kad 4 minus x būtų didesnis arba lygus 0. Jeigu x perkelsim iš tai šitą pusę, mes gausime, kad ketvirtas turi būti didesnis už x, arba kitaip ten x turi būti mažesnis už ketvirtą. Tai ir yra apibrėžimo sritis. Antroje dalyje, tai pirmą dalį įveikiam, antroje dalyje prašo išspręsti, su kuria x reikšmė, funkcijos reikšmė lygi 3. Na, funkcijos reikšmė vadinasi f nuo x, o x reikia surasti. Klausim, koks x. Abi pusės galim drąsiai kelti kvadratu, gauname 9, 4 minus x, perkeliam 4, gauname 5 lygų minus x, na ir norėdami surasti x turėsime padauginti iš minus vieneto. Atsakymas minus 5. Antroji dalis įveikta, keliaujam prie trečiosios. Reikia visų pirma grafike pažymėti susikirtimo su koordinačių ašimis taškus. Klausimas, kada kerta. Na, kada kerta ašis, mes galime sužinoti štai šitaip. Visų pirma, į lygybę, štai šitą lygybę, fx mes įsistatysime 0. Vietoj x įsistatysim 0 ir pasižiūrėsim, kam jinai yra lygi. 4 minus 0, šaknis iš 4, 2. Taigi galime žymėti tašką 0, 2. Kai x 0, y 2. Tuomet yra kertama y ašis. Jeigu norim susižinoti, kada yra kertama x ašis, mes turim daryti truputėlį kitaip, mes turime rašyti 0 lygų, šaknis iš 4 minus x ir ieškoti x. Keliame viską kvadratu, gauname 0 lygų 4 minus x, perkeliam 4, gauname, kad minus 4 yra lygus minus x, na ir aišku, kad x yra lygus 4. Taip kad, kai x yra lygus 4, 1, 2, 3, 4, y yra 0. Tai yra 2 taškai. Dar mes turim keletą taškų čia, kuriuos taip pat siūlyčiau pasižymėti. Kai funkcijos reikšmė yra 3, taigi kai y yra 3, x yra minus 5. Tai 1, 2, 3, 4, minus 5. Štai čia mes turime tašką. Čia mes turime apibrėžimo sritį, iš jos nieko naudingo negausim. Mums kaip tik reikia nubraižyti funkcijos dalį nuo minus 5, tai nuo čia yra minus 5, iki štai šito taško, iki 4. Na ir mes matom, kad funkcija eina maždaug štai šitai.